Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Sveikinuosi su jumis penktadienį gegužės 30-ąją ir kviečiu pasižiūrėti Jonavos kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Kviečia registruotis į dronų būrelius. Jonavos darželis Dobilas šiandien virto mokymų zona. Žalgiris išplėšė pergalę prieš Jonavos Sibet. Penktadienio pamokslas. Jonavos mokyklose netrukus šurmuliuos įvadinės ARTech pamokos. Kviečia registruotis į dronų būrelius. Visą gegužę Kėdainių ir Tauragės rajonų bendrojo ugdymo įstaigose vyksta įvadinės dronų pamokos, kurias veda Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros, sutrumpintai LINEŠA, ARTech skyriaus bepiločių orlaivių mokytojai. ARTech neformaliojo švietimo mokytojai visą gegužę vyksta į mokyklas, kad įvadinių pamokų metu vaikus supažindintų su LINEŠA ARTech veikla. Mokiniai gauna galimybę palaikyti droną, stebėti drono skrydį, išbandyti virtualios realybės akinius skrydžio metu. Taip pat gali patys valdyti dronus simuliatoriuje ir įsitikinti, jog norint sėkmingai skraidinti bepiločius orlaivius yra būtinos žinios ir įgūdžiai, kurių mokysis naujose ARTech dronų būreliuose. ARTech oro technologijų ateitimi ir inovacijomis grįstos mokymosi programos vaikams 3 amžiaus kategorijose – 3–4 klasių, 5–8 ir 9–12 klasių mokiniams. ARTech dronų mokymų programos šiais metais bus siūlomos ir Jonavoje. Tikslus pamokų tvarkaraštis ir vieta bus paskelbti rugpjūčio mėnesį. Kiekviena programa skirta ugdyti vaikų praktinius dronų valdymo įgūdžius, kūrybiškumą ir sudominti inžineriją. Išankstinė registracija besidomintiems būrelius skelbiama lineša.lt. Jonavos lopšelis darželis Dobilas šiandien virto mokymų zona. Specialiosios tarnybos ugdė mažuosius herojus. Šiandien Jonavos vaikų lopšelyje darželyje Dobilas netrūko veiksmo ir emocijų. Kaip ir buvo skelbta iš anksto, darželio teritorija virto prevencinių mokymo aikštele, kurioje apsilankė ugniagesių, greitosios pagalbos ir policijos automobiliai. Renginys, nors ir sukėlęs įspūdį apie galimą realų incidentą, buvo skirtas saugumo įgūdžių mokymui ir vaikų supažindinimui su specialiųjų tarnybų darbu. Nuo pat ryto darželio kieme sklido imitaciniai dūmai, mirksėjo specialios šviesos ir aidėjo garsiniai signalai, sukuriantis autentišką, bet saugią mokymosi aplinką. Nors aplinkinių gyventojų vakar darželio administracija prašė nepanikuoti ir išlaikyti rimtį, renginys neabejotinai atkreipė ir jonaviečių dėmesį. Pasak darželio socialinės pedagogės Jolitos Kirienės, vaikų mokymui teatralizuotas vaidinimas pasirinktas neatsitiktinai. Kaip manote, ar toksai teatralizuotas saugos mokymas vaikučiams, patiko, paliko įspūdį ir kodėl tai svarbu? Aš galvoju, kad darželio vaikams personalizuotas pasirodymas ir situacijų inscenizavimas tikėtina labiausiai įstringa ar palieka įspūdį, nes jie yra dar maži ir jiems yra taip labiau suvokiama ir suprantama. Darželis gan protingai pasielgė iš vakaro informuodamas bendruomenę. Pasiruošėte tam atsakingai ar ilgai ruošėtės? Šitam renginiui ruošiuosi apie 3 savaitės, labai talkina visos pagalbos tarnybos, svarbiausia susiderinti laiką, nes pavasarį tų renginių, tokių prevencinių vyksta daugelį ugdymo įstaigų, nes mes ruošiamės vasarai ir visą laiką tikimės, kad kuo mažiau įvyks nelaimių, gaisrų, nes jau vaikai būna daugiau vieni namuose, sugalvoja įvairių užduočių kūrybinių, ta prasme jie smalsūs ir daugiau laiko praleidžia gamtoje, tai mes šiuo renginiu ir norėjome pademonstruoti, kad mes ne tik žmonės galim nukentėti, kad kenčia ir gamta, mes labai saugome ir mylime gamtą. O dėl gyventojų informavimo, tai iš tikrųjų jie irgi smalsūs, čia yra pėsčiųjų takas, tai tikriausiai neramintų, jeigu pamatytų, kad darželyje atvažiavo greitoji ir policija, galvotų gal kažkoks įvykis, tai prevenciškai apsidrausdami
parašėme, kad neįsigastų ir nerimautų, kad čia yra tik tai mokymai, kad čia tik tai inscenizuotos situacijos. Vaikai turėjo unikalią galimybę iš arti pamatyti ugniagesių, medikų ir policijos pareigūnų įrangą, sužinoti apie jų kasdienį darbą bei išmokti, kaip negalima elgtis ir kaip elgtis ištikus nelaimiai. Tokios iniciatyvos padeda vaikams ne tik įveikti baimę, bet ir ugdyti pasitikėjimą specialiosiomis tarnybomis, kurios yra pasirengusios padėti bet kokioje sudėtingoje situacijoje. Kauno Žalgiris išplėšė sunkią pergalę prieš Jonavos Cibet. Kauno Žalgiris sunkia pergalė startavo BetSafe LKL pusfinalio serijoje, bet vakar namuose rezultatu 73-61 pranoko Jonavos Cibet ekipą ir serijoje iki 3 pergalių žengė pirmąjį žingsnį finalo link – 1-0. Jonaviečiai visą pirmąjį ketvirtį laikėsi šalia Žalgirio, o galiausiai po 10 minučių minimaliu skirtumu pirmavo – 17-16. Kauno komanda prieš pertrauką susikrovė dviženklę persvarą – 38-27. Toks deficitas nepalaužė Cibet valios bei sugrįžę iš Rūbinės startavo solidžiau ir minutę po minutės lėtai, bet nuosekliai artėjo prie oponentų. Pergalės pamatus žalgiriečiai ėmė kloti paskutiniojo ketvirčio pradžioje. Per likusį laiką Žalgiris savo rezervo neišbarstė ir galiausiai galėjo įsirašyti savo pirmąją pergalę pusfinalio serijoje. Antrasis susitikimas bus žaidžiamas šeštadienį Jonavoje. Mūšis pralaimėtas, bet ne karas. Pradėsiu nuo to, kad tikrai nespėjom atsigauti po rungtynių. Prieš Vilkus šiandien atrodėm tikrai slogiai. Jau net per apšilimą mačiau, kad tam tikri veidai žaidėjų nebuvo tokie, kokie turi būti. Tai čia yra tiek psichologiniai dalykai, tiek emocijų daug išleidom, tiek ir fiziniai, nes negali pirmą kartą žaidėjai kojos pradėjo traukti vidurį rungtynių raumenis. Tai čia yra ženklas, kad mes labai iš arti ribos traumos. Tai čia kaip turbūt mašinai, kažkada būdavo tokios senos mašinos, kur ant spidometro 180, spaudi gazą pilną, bet važiuoja tik 90. Tai čia palašiai šiandien žaidėm. Visi, kas buvo aikšteliai, aišku, darėm tų klaidų. Čia yra normalu, Žalgiris tikrai nelengva prieš jo žaisti, prieš jų dydį, prieš jų keitimusius, prieš visus tos dalykus, bet už tai, kad atidavė save ir buvom arti iš tikrųjų. Buvom arti, reikėjo poros geresnių sprendimų ir būtų galas visai kitoks. Sveikinu Žalgirį, lauksim namuose. Ar tą nuovargį galima sieti su Oskaro Pleikio trauma? Atrodė, kad čiurną pasitempė, ar kokia situacija yra pabaigoje? Oskarui pradėjo traukti raumenį. Šiandien Brendonui ir Bogdanui rungtynės nelabai susiklostė puolime, ir čia irgi prie to nuovargio sieti buvo kažkokie Žalgirio gynybos nuopelnai? Manau, kad Žalgirio gynybos nuopelnai. Manau, kad visos komandos visą sezoną akcentavo gynybą prieš jos. Esmė irgi, su kokia energija tu puolimą gali, kaip greitai bėgti, kaip greitai atsispirti nuo žemės. Tai čia vienas kitas labai svarbus dalykas. Šiaip apskritai visos 3 nerezultatyviausios jūsų rungtynės šį sezoną yra būtent prie Žalgirį. Aišku, tai ir stipriausia komanda to pačiu tai yra, bet galima sakyti, kad kažko ir neparankiai jinai. Nei vienai komandai, manau, neparankiai. Žalgiris turi 3 numerius, gal 5, kurie gali keistis, gali laikyti tiek mūsų 5, tiek mūsų 1. Tai tikrai sudėtis yra LKL, tikrai tokiam komandom kaip mūsų sunkiai įveikiama. Treneri, sakėt, matėt jau prieš rungtynes, kad žaidėjai yra tikrai pavargę, dar neatsigavę po tų rungtynių. Žalgiris po to nesėkmingo pirmojo kėlinio lyg ir atsitęsė, lyg ir jau įgijo ženklesnę persvarą. Kaip rasti jėgų ir kaip neperkaitinti krepšininkų, sugrįžta tame trečiame ketvirtyje vis vien to nenurašyti iš tų rungtynių tiesiog? Psichologiniai, fiziniai, kiek dar liko benzino, tu perlipi per save ir žaidi. Tik tai, kaip ir sakiau, labai pavojinga tokiu metu traumas gauti. Čia turiu būti dėkingas krepšininkam, kad jie vis dar spaudžia save ir negaili. Čia rankos nuleistas prieš juos ir galva. Kaip apskritai treneri iš pasirašymo pusės atrodo labai sudėtinga, turėtų būti
ketvirtfinalio seriją žaidžiat vis prieš visai kitokio stiliaus komandą, bėgančią su daug atakų, čia tokia sisteminė gynybinė komanda, kaip atrodo tas pasiruošimas ir kaip sekasi persiorientuoti ruošiantį Žalgiriui? Turėjom vieną treniruotę. Labai gerai, kad iš tikrųjų atsimenam, žaidėm prieš Žalgirį poros savaičių atgal. Tai daug dalykų galėjom ir klipų panaudoti, taktikos dalykų, ką žaidėm prieš tai. Tai čia reikėjo žaidėjom prisiminti. Prieš Žalgirį vėl, jeigu žaisi taktinį žaidimą, labai sėkmės gali nesitikėti. Turi vis tiek daugiau improvizuoti, tai kas manau jiem nelabai patinka ir rasti krepšininkus gale atakos tie, kurie toj vietoj geriausia pabaigė. Tai būti kantriem arba užpulti iš karto, iš greito krepšinio, bet taktiniam krepšiniu mes su Žalgiriu tikrai labai žaisti nenorim. Pirmadienį po pergalės sakėt, kad 2 laisvos dienos laukia, kaip suprantu, 1 diena buvo atšaukta, čia turbūt Puteniškiai sugadino jūsų planą. Jo, buvo 2 laisvos dienos su žvaigždute. Tai ta žvaigždutė iš karto po rungtynių įsigaliojo. Tai jo, manau, kad ir Žalgiris tą dieną darė laisvus ir kitą dieną sportavo. Tai čia turėjom reaguoti į situaciją. Toks grafikas, nieko nepadarysi. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Ruklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo. Garbė Jėzui Kristui, gerbėmieji, ateinantis sekmadienis yra 40 diena po Velykų, tiksliau jau ketvirtadienį buvo 40 diena po Velykų, bet toji šventė, o toji šventė yra Kristaus žengimas į dangų, keliama į sekmadienį, kad būtų visiems patogiau, kad galėtų sekmadienį žmonės ir sekmadienį švęsti, ir prisiminti, džiaugtis, šlovinti Dievą už tai, kad Jėzus realiai žengia į dangų, visas dieviškas asmuo, tikras Dievas ir tikras žmogus. Taigi žengia į dangų, parodo mums savo didybę, parodo tiesą apie Dievą, apie jo pergalę, prieš mirtį, parodo Dievo šlovę, realiai visą tai. Ir kas mums yra be galo svarbu tikėjimo kelionėje, kodėl šitą mes turim savo tiesiog visą laiką švęsti, išgyventi, prisiminti, nes prisiminimas, ta memorija, kaip sakyt, ką daro, kad sugrąžina mums realybę tokią, kokia yra, nes laikui bėgant dažnai išsitrina tie esminiai dalykai iš atminties, pasaulis veikia, pasaulio dvasia veikia ir todėl pastoviai reikia prisiminti, pasikartoti tikėjimo įvykius. Ir dabar, ką sako apaštalų darbai? Apaštalų darbai sako, kad prie stalo, bevalgant, Jėzus liepia nepasišalinti iš Jeruzalės ir laukti tėvo pažado. Ir kad, sako, jūs būsite pakrikštyti po kelių dienų šventąja dvasia. Taigi, susiję tokie labai svarbus dalykai. Viešpats Jėzus savo mokiniams teikia pažadą. Būsit paženklinti, pakrikštyti šventąja dvasia, tai yra pačių dievų. Na ir kitas dalykas, kad tai nėra savotiškai tarsi antspaudas, kad tai nėra tuščias dalykas, nes susirinkusiai ką ėmė daryti, sako. Susirinkusiai ėmė jį klausinėti viešpatį. Gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Taigi viešpats Jėzus kalba vienus dalykus, o mūsų žmogiškas protas įsikabinės yra į žemės dalykus. Ir tokia yra tiek apaštalų, tiek mūsų visų prigimtis. Mes norim gyventi čia ir dabar, aišku, esame pašaukti amžinybei, bet mums nėra paprasta tos dalykus suderinti, nes vis dėlto mūsų situacija, mūsų kūnas nori laimės, nori teisingumo čia ir dabar ir nori pilnatvės čia ir dabar. Ir kaip tą pilnatvę pasiekti, mūsų supratimas labai ribotas yra. Mes ją matom tiek, kiek matome ir tiek, kiek suprantame. O viešpats Dievas nori mums padovanoti kur kas daugiau, jis tą ir daro. Ir ta dovana Dievo peržengia mūsų supratimą. Ir štai viešpats Jėzus ką daro. Jisai savotiškai tarsi užantspauduoja savo pažadą. Ir tą mūsų primityvizmą savotiškai gydo pats savimi, gydo šventąją dvasią, gydo savo realybę, taip galėtume pasakyti. Dabar kaip jisai gydo? Jėzus, tiesiai atsako, net grubokai atsako, jeigu mes viens kitam taip šnekėtume, truputėlį gal net suglumtume, nes tai ką sako. Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo nuožiūrų.
Labai įdomi užrašyta Evangelija. Neatsiprašinėja, Jėzus nesako atsiprašau, gal jūs netaip supratot, gal aš jūs pataisysiu. Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą. Ir mes negalim Viešpats Jėzų apkaltinti, kad jis kalba be meilės, jis kalba su meilė, bet kalba tiesą. Na, galėtume sakyti, Viešpats tiesiog savotiškai neturi laiko tokiais žaidimais žaisti, nes jam svarbu žmogui sugrąžinti tikrąją realybę, kurią nuodėmė buvo išplėšusi iš mūsų supratimo. Tarp kitko, ir toliau nuodėmė iš mūsų vagia teisingą supratimą, tikrą supratimą. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, kas aplink dedasi, tai privisę įvairiausių netikrų mokymų, net šalia bažnyčios ir pačioje bažnyčioje visur privisę žmonės graibosi kažkokių tai dalykų, vietoj to, kad ieškotų pačios gelmės, pačios tiesos. O Viešpats Jėzus tai ką sako. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lyg pat žemės pakraščių. Tai pasako Jėzus šitai. Tai yra pasiuntinybė, siunčia, sako, aš jūs pasiūsiu, bet gausit iš tikrųjų mano buvimą su savimi, gausit šventąją dvasią, Dievo buvimą su savimi. Ir tada jūsų gyvenimas tampa misija, nebepriklauso jums patiems, nes jis priklauso Dievui. Ir tada, tai pasakęs, jam bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesys jį paslėpė nuo jų akių. Štai Viešpats pakyla šlovėje ir pasirodo angelai, sako, du vyrai baltais drabužiais ir kurie ką jie sako. Tas Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų sugrįžta taip pat, kaip esate matę jį žengiant į dangų. Taip tariant, angelai prabyla apie tai, ką mes jau teologijai vadinam paruzija, antroji Viešpatės atėjimu, šlovinguoju. Ir todėl apaštalas Paulius ko prašo? Ir mums visiems to be galo reikia. Meldžiu, kad mūsų Viešpatis Jėzus Kristaus Dievas, garbingiausias Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasią. Ir jūs galėtumėte jį pilnai pažinti, kad apšviestų jūsų dvasios akis. Ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo garbingo paveldėjimo turtas šventųjų tarpe ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems veikiant jo neribotai jėgai. Prašo apaštalas Paulius realaus pažinimo, nes to pažinimo mums visiems be galo reikia. Na ir Evangelija pagal Matą, šiais metais Evangelija pagal Luką, kas yra parašyta, kad Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laiminosi jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui didelę džiaugsmo kupinį sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Kodėl šlovino? Todėl, kad pažino Dievo didybę ir jau prasidėjo visai kito lygio tikėjimo kelionė. Dar jie laukia šventosios dvasios ir paskui žinom, kad sekminių dieną šventoji dvasia nužengia ir įvyksta, kas įvyksta, prasideda Jėzaus Kristaus tiesiog paties, galim sakyti, kūno plitimas po visą pasaulį, įdant pasaulis būtų išgelbėtas. Tai štai, ką savo galim tiesiog prisiminti, pasakyti, kad mums visiems stinga pažinimo, bet Dievas jį prašantiems to pažinimo dovanoja. Šiaip per krikštą mes ir per sutvirtinimą esam gavę šventą dvasią. Tačiau, kad ta šventoji dvasia mumise galėtų vis pilniau ir pilniau veikti, reikia nuolatinio asmeninio santykio su Dievu, reikia nuolankumo ir reikia dorybių praktikos. Kas yra dorybės? Tai yra, kai mes tiesiog pašalinam kliūtis, nuodėmės kliūtis, kurios trukdo Dievui mumise veikti ir puoselėjam tas dorybės, kurios atskleidžia mumise Dievo veikimą. Tai štai esam Dievo žmonės, esam Dievo bažnyčia ir tai tokia tikrai labai svarbi šventė, viltis, kaip sakė apaštalas Paulius, viltis, nepalyginama viltis, kurią Dievas mums suteikia. Tai vienas momentas svarbus ateinantį sekmadienį. Na ir kitas momentas taip pat labai svarbus, gražus, tai yra tėvo diena, tai sveikinam visus tėvus. Ir iš kur kyla tėvystė? Tėvystė kyla iš Dievo, iš tikrųjų. Iš Dievo kyla tėvystė, kad žmogus pašauktas būti Dievo bendradarbiu ir pašauktas gyventi tam tikrų rūpesčių. Rūpesčių kitais žmonėmis, rūpesčių kaip suteikti gyvenimą kitiems, būti Dievo bendradarbiu, perteikiant gyvybę ir taip pat rūpestis, kad kaip išauginti žmonės, kurie
atspindėtų savo gyvenimu Dievo valią, atspindėtų savo pašaukimą pažinti Dievą ir su juo būti bendrystė. Taigi sveikinam visus tėvus, gyvus tėvus, būkit palaiminti visi, stenkitės gyventi, prašykit Dievo malonės gyventi taip, kaip Viešpats nori, kad mes gyventume, kad tikrai taptume Dievo žmonėmis. Mes, tai yra kiekvienas vyras ir taip pat vaikai, kuriuos Dievas kam padovanoja, kam vieną, kam daugiau. Žodžiu, visi te būna palaiminti, kad nei viena siela neliktų nepažinusi Dievo. Nei viena siela nepražūtų, nes tik tai Jėzaus pažinimas gelbėja žmogų nuo tuštumos, nuo nebūties, nuo nuodėmės, nuo dvasios mirties. O užmirusius tėvus esame visi pašaukti nuoširdžiai pasimelst, paprašyti Dievę, priimk jų sielas pas save, nežiūrėk jų klaidų, kalčių, nuodėmių. Ir, aišku, dėkingumas te dega mūsų širdyse už tai, kad per savo tėvus gavom gyvenimo pamokas įvairiausias, vienokias ar kitokias. Na ir Dieve, tau už tai dėkojom už tavo tėvystę, už Dieve tavo mūsų vedimą ir padėk mūsų tėvams visiems atspindėti savo gyvenimu tavo valią. Taigi, pašaukimas mūsų pažinti Jėzų, per jį turėti gyvenimą ir kiekvienam atsiliepti į savo pašaukimą. Būkim palaiminti, bet pasilikim maldoje už save ir už tėvynę Lietuvą. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokių orų, pavasariškų ar vasariškų, tikėtis šį savaitgalį? Šeštadienio naktį vyraus pietvakarių vėjas, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 m/s greičiu. Temperatūra naktį nuo 15 iki 16, dieną tarp 17–20 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį, linkiu gero savaitgalio ir kviečiu pasimatyti pirmadienį.